Kodėl 100% jūrų žvaigždžių kartais mato savo draugus kaip maistą? Nes bikinio apačioje visko gali nutikti. Ypač, kai Patriko vaizduotė išalksta. Susipažinkite su Patriku jūrų žvaigžde, pačia rožiausia, kvailiausia jūrų žvaigžde po vandeniu. Vieną saulėtą bikinio apačios dieną Patriko pilvas gurgė garsiau nei pučiamųjų orkestras. Jis žvilgtelėjo į savo geriausią draugą kempiniuką. Ir oho, staiga kempiniukas atrodė kaip didelis, vingrus, žalias kepsnis. Patriko akys iššoko. Kempiniuk, kodėl tu šiandien toks skanus? Kempiniukas sukikeno. Patrikai, aš vis dar aš. Tiesiog dar labiau kempiniškas. Patrikas prisėlinęs arčiau su šakute ir peiliu rankose, varvindamas seilės, kaip šuniukas vakarienės metu. Bet kaip tik tada, kai jis ruošėsi kasti, kempiniukas nušoko šokdamas, visur barstydamas burbulus. Pagauk mane, jei gali, kvaili. Patrikas vijosi, kempiniukas svyravo, o medūzos prisijungė prie parado, užkandžių laiką paversdamos kikenačių, judančių žaidimų. Bikinio apačioje draugystė visada yra pagrindinis patiekalas. Likite kvaili, draugai.